Labadiena. Kalbame su Rūta Nazaraite, bendraminčių sambūrio gyva jaunuomenė, vienos iš steigėjų ir viena iš komandos narių. Šiaip tai mes kalbame dažniausiai su vyresniais žmonėmis, kurie turi visokių pastabų ir mūsų valdžiai. Ir, kaip sakoma, vis bamba, viskas jam blogai šiam pasauliu ir mūsų valstybei. Bet norisi išgirsti jauno žmogaus poziciją. Ar lengva jaunam žmogui Lietuvoje, ar su kokiais susiduria iššūkiais ir kokie iš jų labiausiai gal vargina, slegia ir kelia rūpestį tam jaunimui? Labadiena, ačiū už pakvietimą. Tai tų rūpesčių jaunam žmogui yra tikrai ne vienas ir galbūt kalbant apie tos rūpesčius, jeigu tu neini kartu su banga, jo atsiranda žymiai daugiau. Kokia yra problema? Ar tas jaunimas, pavyzdžiui, jo pozicija tokia, kai bando pateikti, sakykime, Laisvės partija, ar yra ir kitaip mąstančių žmonių ir kitokias vertybės norinčių turėti žmonių? Ir ar tie žmonės nebijo pasakyti, ką jie galvoja, o jeigu bijo, tai kodėl? Tai galiu pasakyti, kad tikrai tų kitaip mąstančių žmonių yra ir labai džiugu, kad jų yra. Gal kitas aspektas yra, kiek viešai jie pasisako. Žinoma, dabar aš bent jau pastebėjau tokią tendenciją, kad tų viešai pasisakančių žmonių, kurie netitinka, kaip sakant, tos Laisvės partijos naratyvo, jų atsiranda vis daugiau, bet reikia pripažinti, kad jaunam žmogui, kuris nėra dar įsitvirtinęs visuomeniai, tai yra toks kaip ir žingsnis gyvenime ir jis gali turėti pasiekmes nebūtinai. Bet tai nėra lengva išsakyti tą tokią kitokią nuomonę, nes visuomenėje vyrauja tas toks gana labai vienakryptis naratyvas apie tai, koks tu turėtum būti, kad tu pritaptum, koks tu esi, jeigu esi išsilavinęs. Tai tam pasipriešinti tikrai reikia turėti stiprybės ir nebijoti tiesiog išsakyti, ką galvoji. Bet jaunas žmogus gali sau leisti, o ką jis praras? Blogiausiu atveju teks išvažiuoti iš Lietuvos, aišku, gaila, bet kiti tuo labiau bijo. Tai kaip čia dabar taip yra? Ar išvažiavus iš Lietuvos bus lengviau, tai čia klausimas, nes pas mus visuomenė dar vis tiek, jeigu su vakarų šalim palyginti, tai ji pakankamai konservatyvi, bet ką gali prasti. Yra toks fenomenas dabar tų socialinių tinklų, kad mes turime savotiškai savo avatarą internete, kurį labai lengva patikrinti. Tave patikrina, kai tu aplikuoji į praktiką, tave patikrina, kai tu aplikuoji į darbą. Čia pirmas dalykas, ką pasižiūrės tavo darbdavys, tai ką tu socialinėje erdvėje, kaip tu apsireiški, čia labai tiesiog paprastas dalykas. Ir jeigu tu kažkur išstoji, tai tave tiesiog labai lengva pamatyti. Ir jeigu tas netitiks kažkokių kitų pažiūrų... Niekas nerizikuos duoti tau darbo vietos. Niekas nerizikuos darbo vietos duoti. Aišku, čia yra kaip ir lošimas. Jo, galbūt kaip tik kažkam labai atitiks. Tai visada, aš manau, kad tiesiog reikia išlikti savimi ir tie žmonės jie savotiškai atsirenka, bet taip, jeigu tau reikia patekti į kažkokią, tarkim, leftistinę organizaciją, o tu pasakai visiškai priešingus dalykus prieš tai, praktiškai... O kitokių organizacijų kaip ir nebėra tada, ar kaip? Ar jas gal reikėtų steigti, nes lygios galimybės tai nėra tik tai lyties pagrindų ar kažkaip galų gale yra ir lyties pagrindų. Vyrų atlyginimai pastaraisiais metais nesumažėjo atotrūkis moterų atlyginimų nuo vyrų ir daugybė kitų dalykų. Ir vyresnio amžiaus žmonių diskriminacija ir visi kiti dalykai, bet tarsi viskas susiveda į LGBTQ. Tai ko gero, tai nėra pati didžiausia mūsų visuomenės problema. Ir tai kaip jums atrodo? Vis tik atrodo, kad tas jaunimas iš tikrųjų taip ir galvoja, kad yra tos 10 lyčių, visi turi būti laisvi, kažkaip taip gyventi. Ir ar tikrai taip yra? Juk atrodo, tos žmonės tai augino šeimos, kurioje buvo ir tėtis, ir mama, kurie visi dingo. Kartais atrodo, kad tų balsų nebėra ir tie vaikai išaugo kažkaip, tėvai neperdavė tų jiem idėjų apie šeimą.
čia gal vyksta toks fenomenas, kadangi dažniausiai, jeigu jaunas žmogus jis išvažiuoja kažkur studijuoti, tai dažniausiai būna į didesnį miestą. Ir tarkim, atvažiavus į Vilnių, einant Gedimino prospektu, gali pamatyti kabančias vaivorykštinės vėliavas ant ministerijų, visokius paradus. Ir tu atvykęs iš mažesnio miesto į didesnį, nors tu, tarkim, ten buvai auklėjamas teisinga ta dviejų lyčių kryptim, tu atvažiavęs į didelį miestą, tu matai visai kitokį vaizdą ir tau reikia pritapti. Ir, tarkim, to pačio Vilniaus universiteto gairės apie toleranciją ir visą kitą skatina tą tokią jaunimo krypti į tą pusę, kad tu turi pritapti, jeigu tu nori toj visoje erdvėje kažkaip funkcionuoti tarp tų žmonių ir susidaro toks burbulas tų išsilavinusių žmonių, kurie yra savotiškai priversti į tą naratyvą įtilpti, nes būtent dideliuose miestuose, čia turbūt labiausiai Vilniuje yra sudaromas toks įspūdis, kad taip veikia dalykai. Jeigu tu esi išsilavinęs, yra progresas ir čia taip turi. Nors aš šitam visiškai nepritariu ir manau, kad taip neturėtų būti, bet iš aplinkos, iš tos aplinkos tikrai yra skatinama toks. Žodžiu, esate mažuma šių dienų Lietuvoje? Aš labai tikiuosi, kad ne, bet iš kitos pusės jaučiatės Vilniuje taip? Vilniuje iš dalies, jautiesi taip, jeigu išeini į miestą ir ten apsidairai, bet aš labai kažkaip tikiuosi, kad tiesiog nėra labai daug pasisakančių tą temą ir skatinčiau pasisakyti, nes tiesiog susidaro ta, kaip pasakyti, mada. Jeigu tie leftistiniai, jų ir yra nedaug, bet jie labai garsiai šneka, tai savotiškai susidaro ta tokia nuomonė, kad jų labai daug, bet gal jų nėra daug, jie tiesiog garsiai šneka. Garsiai reikia. Ir reikia tos priešingos pusės, kuri garsiai šnekėtų ir normalizuotų atgal tos dalykus, kurie buvo normalūs tiek daug metų ir niekas tiesiog nekėlė. Tai žmonės tiesiog gyvena savo gyvenimą ir jie nenori šūkauti arba savęs taip labai sureikšminti, kaip galbūt nori tie žmonės, kurie gyvena patys savo ir kuriem tik patys savo ir svarbiausi. Tai čia ir kita problema yra, gal jie ir patys savo gyvena, o galbūt jie ir kažkokius finansavimus gauna ir jie gali savo tai leisti, o žmonės, kurie tiesiog gyvena gyvenimą, jie natūraliai gyvena ir neturi poreikio eiti į gatves ir ten žygiuoti už natūralią tą šeimą, taip vadinamą. Įrodinėti tai, kas ir taip yra aišku. Taip. Sakykite, o dabar jaunam žmogui Lietuvoje dabar lengva gyventi? Įmanoma? Pagal tai, kokie atlyginimai siūlomi jauniems žmonėms, nusipirkti būstą, sakykime, gauti kreditą? Kai paklausai, atrodo, kad čia pas mus ta gerovė jau yra nusileidus toj Lietuvoje ir jaunimui, tai iš vis super gyvenimas. Visiems vyresniem gal tik sunkiau, nes jie negali gauti kredito, bet kaip jauniems žmonėm? Ar jie suveda galus? Ar jiem užtenka to, ką jie gali čia uždirbti? Jeigu lyginčiau su savo tėvų karta, tai manau, kad mes tiesiog neįperkam nieko. Ir viena mano draugė darė tokius paskaičiavimus, kad labiau apsimoka nuomotis butą visam gyvenimui, negu jį išsipirkti, gaunasi pigiau nuomotis. Tai tiesiog būsto kainos yra nežmoniškos ir be paskolos, be tokių prisirišimų kažką įsigyti, manau, tiesiog praktiškai neįmanoma. Tai kaip mes čia ketinam toj valstybėje gyventi tada? Mes sakom, įleiskime baltarusius hakerius, įleiskime į geriausiai apmokamas vietas žmonės iš užsienio. O tai mūsiškiam, kur tam jaunimui dėtis, kuo dirbti, valytojais ar kaip ir čia kažkaip vegetuoti. Ta prasme, kur tai veda, nes, sakykime, iš to patriotizmo gali čia gyventi, bet reikia valgyti, reikia vaikus galų gale paskui gimdyti ir auginti ir tai visą tai iš tikrųjų kainuoja. Taip. Galbūt išeitis jaunimui verslumą savo kelti, nes jeigu tu esi nuo kažko priklausomas, tai visuomet tu ir būsi priklausomas. Aišku, tai nėra lengva, kai esi jaunas, bet skatinti verslumą, skatinti tą nepriklausomumą, galbūt ir būtų išeitis. Bet kiek tai lengva, kiek lengvatų yra. Nieko nėra lengva. Tai ir klausimas, kaip čia sukti. Bet gal reiktų kažkaip įtakoti valdžią, kad valdžia tam skirtų daugiau dėmesio ir galimybių tiem jauniems žmonėms kažkaip tai jų tą gyvenimą padėtų jiem įsukti. Tai be abejo, jeigu būtų
daugiau lengvatų tokiam verslui. Žinau, kad yra šiek tiek skatinimas iki 30 metų, kad tu gali lengviau kurti savo verslą, bet mokesčių prasme visa kita tiesiog verslumas, manau, būtų išeitis, bet tam reikia lengvatų, nes išsilaikyti toj rinkoje, kai dabar yra daug visokių užsienio įmonių ir visa kita, tai tikrai nebūtų lengva. Galbūt iš tikrųjų lengvatų nereikėtų, aš, pavyzdžiui, iškart sakau, o jeigu man 31, tai ką? Viskas. Tai ką man daryti tada, kada man pradėti gyventi? Nu, man jau šiek tiek daugiau negu 31. Tai jau man iš vis reikėtų tik galvoti, kaip čia tas lentas grabui turbūt ir išsipirkti vietą, kol dar įmanoma, kokiam kolumbariume. Bet iš tikrųjų tai galbūt požiūris ne, tiesiog gal sakytume į valstybės piliečius ir jų galimybės verslą patiems čia sukti, smulkų, vidutinį, o ne kažkaip kitaip, galų gale, nesvarbu, vienas 18 metų gali puikiai įmonę įkurti, kitas 60, tai gal tiesiog va čia būtų išeitis, kažkaip reikėtų labiau bandyti įtakoti arba rinkti į valdžią tokius žmonės. Tai be abejo, reikia atsakingai rinkti žmonės į valdžią ir stebėti tiesiog, kurie yra suinteresuoti to Lietuvos verslumu, tiek jaunimo, tiek, sakykime, vyresnio amžiaus. Tai jo, šitos paskatos, manau, pakeltų tiek žmonių savimonę, tiek tą patriotiškumą. Jeigu tau nereikia išvažiuoti kažkur, kad tu oriai galėtum gyventi Lietuvoje, tai čia manau, kad dauguma žmonių ir grįžtų ir mielai gyventų savo kraštuose ir nereiktų tos laimės kitur ieškoti. O čia įsileisti kitų žmonių? Dėl įsileidimo čia kitas klausimas. Irgi nereikėtų, jeigu užtektų žmonių, kurie čia norėtų gyventi. Taip, jeigu grįžtų, jeigu nebeišvažinėtų, nors dabar turbūt ta emigracijos tendencija šiek tiek yra sumažėjusi. Nes, kaip sakoma, visur gerai, kur mūsų nėra. Visur gerai, kur mūsų nėra, bet problemų. Bet aš iš savo kampo galiu pasakyti, kad tikrai ten pavažinėjus po užsienius, nėra tokio gero jausmo, kaip čia Lietuvoje tu esi toks savas, laisvas ir tiesiog galintis kurti aplinkui savo. Čia vienintelė valstybė, kur mes galim savo senąją, gerąją kalbą kalbėti. Taip, vien tai yra svarbu. Ir tradicijos ir žmonės, tiesiog ta aplinka, manau, priimtina ir tos laimės paieškos kitur, svetur, jos gal ir tokios atrodo įdomios, bet bent jau man asmeniškai čia Lietuvoje ir ramiau, ir jaukiau, ir tiesiog savas kraštas ir tu jauti, kad tu turi galę kurti čia, nes kitur išvažiavęs tu esi tiesiog vienas kažkoks atvykėlis, kuris ten gyvuoja, taip, galbūt ten ir užsidirba geriau, bet tu neturi tiek daug galios kurti, gerinti tą aplinką ir kažkaip tą tokį testinumą savo tautos daryti. Gerai, tai dabar apie tėvynės gynybą pakalbėkime. Eitum tarnauti, jeigu merginas imtų? Ne, aš manau, kad merginos neturi. Tada klausimas kitas, o mokėtum ginklą sudėti, išardyti? Ne, nemokėčiau. O kas dėl to? O kodėl aš moku? Nes aš mokyklą baigiau sovietmečiu, bet aš moku. O kodėl mes to nedarom? O tu nemanai, kad, pavyzdžiui, kas liečia tos gyvenimo įgūdžius iš gyvenimo, galbūt iš tikrųjų vietoj to, kad tos visuotinius šaukimus gal reikėtų jau mokykloje visus apmokyti, bent jau ginklą surinkti, išrinkti, vinį įkalti, iškepti kiaušinienę, vietoj to, kad prezervatyvus karpyti arba nekarpyti. Iškepti kiaušinienę, žinoma, tos įgūdžius iš gyvenimo reiktų, bet kas susijęs su ginklais, tai aš esu prieš apskritai visokius karinius dalykus ir manau, kai žmonės nustos kariauti savo galvose, tai ir tie karai pasibaigs. Tai tai žmonės niekada nenustos, kaip sakė profesorius Jokubaitis, žmogus yra baisus gyvūnas, baisus. Jis padaro pačių baisiausių dalykų, daug baisesnių negu visi kiti žvėrys. Jeigu mes save laikom gyvūnais, tada gal taip. Taip, tik tai mes save laikom labiau išsivyščiusiais gyvūnais, o kodėl mes apie save tokios geros nuomonės? Jeigu mes save laikom dieviškom būtybėm, tada galbūt kitaip. Tai aš už tokį aktyvų pacifizmą, tai man visi ginklai, karinė amunicija yra labai svetima ir tolima. Bet tai ką darys, jeigu ateis rusai su tankais? Tai ką? Gulsiesi po tais tankais? Bėgs? Kai ateis, tada reiks galvoti. Tada jau nebus laiko galvoti, jau tankas pervažiuos.
Dabar tiesiog visom pajėgom reikia už tą taiką, reikia už ramybę, nekurstyti karo bet kokiu atveju, kuris, aišku, mums čia kabo kažkur, bet... Bet sakoma, nori taikos, ruoškis karui. Nusiteikus, pasiruošus galbūt reikia būti, bet visom pajėgom reikia to vengti. Oi, reikia to vengti. Bet bepročių pasaulyje daug, kurie to nenori vengti. Čia kaip buvo Einšteinas savo laiku, jisai propagavo aktyvų pacifizmą ir jisai bandė tuo metu įvesti tokią, kaip pasakyti, praktiką, kad visos šalis vienu metu nusiginkluotų. Tai čia, manau, buvo tokia utopinė jo idėja, bet link tos pusės. Žodžiu, mes turim turėti, manote, kažkokių svajonių, utopijų, nors iki šiol nei viena nepasiteisino turbūt. O kas žino, gal dabar viskas kitaip bus. Bet turime nenustoti to norėti, turėti ir dėl to kažkokiu būdu grumtis. Rūta, ko labiausiai šiandien trūksta jaunimui Lietuvoje ir ko norėtum, ko labiausiai reikėtų, kad būtų galima normaliai gyventi? Manau, kad jaunimui trūksta pasitikėjimo savim, gyventi taip, kaip jie jaučia tą savo gyvenimą, tai ir atsirinkti tas visas ideologijas, visam šitam chaose, įžvelgti save, koks jisai tas tikras yra ir tikrai tada turbūt išryškėtų tos tokios aukštesnės jaunimo savybės, kad jie siekia gėrio, jie siekia gražių dalykų, bet ne kažkokių destruktyvių, tai tik pasitikėjimo savimi ir to tokio drąsos išreikšti save. O galbūt trūksta ir aktyvumo, net ir politinio. Tas pasakymas, aš didžiuojuosi, kad politika man neįdomi, tai yra kvailas. Taip, reikia domėtis. Nes ta politika kiekvieną ir iš jūsų, ir iš mūsų liečia. Taip, ir tas politinis lietimas turbūt labiausiai pasireiškia per tą covidinį laikotarpį, kai realiai jau atėjo iki mūsų ir tu supratai, kad taip, politika lemia tavo išėjimą net į lauką. Tai politika domėtis reikia ir sekti visą tą naratyvą ir atsirinkti. Dalyvauti joje turbūt. Dalyvauti, atsirinkti, kas teisinga, kas ne ir išvelgti turbūt dar ir tarp eilučių, kas vyksta. Tai buvo Rūta Nazaraitė, bendraminčių sambūrio Gyva jaunuomenė, viena iš steigėjų. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.